Okay. Šitas setas yra žiauriai blogas. Tai yra Zeino mekas. Ir aš tiesiog nelabai noriu jo rodyti. Žinokit, aš neturiu patirties statyti mekus. Ir su nepradėkite rašyti komentarų. Ir taip komentarai kažkodėl neveikia. Prašau ten už ekranų nesakyti, oh my god, kažkaip per šūdas yra. Prašau. Tai buvo mano pats pirmas mekas, kokį aš sukūriau. Ir tai, aišku, yra Zein mekas. Jo, čia kokį aš meką sukūriau. Žiauriai blogas. Yra 3 žmogeliukai, aišku, Zeinas ir jo special weapon. Tada 2 blogiukai. Tai pirmą aš parodau šitą dalyką. Aš galvoju, kad čia galėtų būti Kajaus toksai mini dalykas. Bet sugalvojau, kad ne. Ir čia toksai hovering dalykas ir gauna dar šitą detalę. Ir turiu, oh my god. Su viena ranka žiauriai sunku. Ir turiu taip daryti. Tai kol kas jisai guli, daugiau niekur nemoka. Ir toliau pats mekas, kuriam iš tikrųjų reikia holderio. Nes, jeigu be holderio... Ai ne, stovi. Iš pradžių, kai aš šitą stačiau ant kilimo. Dėl svorio aš turėjau pamažinti ant šitos vietos, kur yra baikas. Taip va nusiema. Ir toksai mini baikas. Ir kaip žinote, čia toksai kaip ir... Kaip žinote, būna kaip ant arklių. Su arkliais, kai ten... Taip, turite žinoti tokį. Tada čia yra motor. Ir galima atgal prijungti. Dar vienas play feature yra, kad kūnas, todėl šitas taip blogai atrodo dėl kūno ir rankų. Ir dėl kojų galima įdėti blogiuką vieną, to aš tamaišiu ginklą. Ir įdėti jį į vidų taip. Ir gali nešti ir integriai. Jo. Tai čia pilnas antras setas, va prie praeito, tikrai blogesnis, kokį dabar aš pastačiau, tikriausiai būtų, nežinau, tikrai nedaug. Gal 15 eurų. Tai jo. Kitas galbūt Lloydo. Nežinau, koks kitas bus, tai man reikia eiti jau valgyti. Tai bye bye, ciao, iki kito video, ate.